Gerai. Nukreipiam visą savo dėmesį į kvėpavimą. Ir iš karto taip skaidrėja virš mūsų galvų energinis srautas be galo. Mes visi esam vienoje erdvėje. Bet grynai sujungti šiuo atveju gale mus sujungia į bendrą kanalą, nes pradžioj mūsų nesujungia. Aš klausiau, ar daryti apjungiamąją meditaciją, pasakė ne. Ir dabar aš labai aiškiai suvokiu, kodėl. Todėl, kad tikslas buvo mūsų sujungti ateities erdvėj, o ne praeities. O kaip stipriai pajauskit, dabar truputėlį eina į pasąmonės ir vyks transformacijos pasąmonės erdvėje. Todėl, kad iš tenai taip pat turi įvykti pokytis apie giminės kanalo medį, esančias informacijas, pačius genus, kurie persiduoda, nes ten labai stipriai išiminėjami genai. Ir tuo pačiu, neišiminėjami turiu omeny, perprogramuojami. Bet čia kol kas perprogramavimas eina ne fiziniai plotmėj, jokių būdų eina energetiniai plotmėj. Ir vėlgi, jie tęsis tik tuo atveju, jų pokytis, jeigu mes priimsim tai. Jeigu jau čia esate, reiškia, sielos lygmenį buvo sudaryta tokia galimybė, reiškia, siela jau pasirinkusi šiai galimybei, tai dabar turės persiformuoti žemesnieji sąmonės lygmenys, kūnu su tuo sutikti ir pradėti vibruoti tuo dažniu. Ir kada jie pradės vibruoti tuo dažniu, tada ten pasąmonėje jie pradės nebeįtakos jūsų visiškai. Taip, ir tuo pačiu, kai dirba su mūsų pasąmonė, mes esam į tokį kaip kolbą, jaučiu mūsų energetinį kanalą, kaip kolba, viršus siaurėja, o čia yra be galo platu. Čia yra taip platu, kad iš tikro nejaučiu jokių sienų, nejaučiu. Įeinam į vieną kanalą, nuo kurio prasidės gyvenimas. Va toks jausmas, nuo dabar pradėsim kūnytis absoliučiai kitokiu rakursu, dėl to, kad mūsų vibracijose bus energetinis virpesys, kaip pagal pagonus antpečius galima laipsnį nusakyti, tai čia lygiai tas pats apie kryptis, apie išradimus, bus galimybė pasirinkti sekančius įsikūnijimus. Tai va čia jau esam mes kaip išradėjai naujos krypties galimybių, kuri prasideda dabar. Mes savo energetikoje jau nešam tas vibracijas, tą tinklą, kuris pradeda kurtis. Nuo mūsų tikėjimo, pasitikėjimo jisai tvirtėja, virsta materija, spaudžia galvą stipriai, labai stipriai vyksta procesai mūsų pasąmonėje ir sąmonėje. Taip, suformuota iš karto yra takas kažkoks tai, kaip išimti visą tai, kur nukreipti, kas atsilaisvina iš mūsų. Šiaip sąžiningai nebejaučiu visiškai aš mūsų artimųjų, kažkokių giminių, kur anksčiau stovėdavo sielos šalia ten ir taip toliau, to nebejaučiu, nebėra. Bet jaučiu pilnatvę kiekvieno jūsų energetinėme kūne. Toks jausmas, kai jie jau nebe išorėje, jų dvasios nebepririštos prie jūsų,
o jie yra jumyse virtę galimybę dalelėmis. Čia yra dar dėkingiau, todėl kad protėviai išėję mes prarandame ryšį su jais. Aišku, retai kas ateina man į pagalbą, jeigu pagal sutartį kaip angelas sargas arba kaip sąmonė lydinti. Ir yra palaikymas iš protėvių tik tais, jeigu aš sugebu pasiimti per kanalą einančiomis energijomis, vibracijomis. Dažniausiai niekas nesugeba šito dalyko pasiimti. Tik tuo momentu, kada sąmoningai prašau palaikymo, giminės kanalas padeda, o dabar mes tai turime viduj. Ir jausmas toks, kad jie visada skleidžia tas šviesos dulkes, kurios mane palaiko. Ir dabar tas mano palaikymas, jis tiesiog savaime, nemogu pasakyti, vyksta. Jeigu būdavo vienos didžiulės šaknis, į kurias įeidavau ir aš absoliučiai negalėdavau savo šaknų pajausti, nes aš esu tose pačiose šaknyse ir jeigu jos pūva iš vienos pusės, tai pūvu ir aš. O dabar, taip pat kaip vienas medis susijęs su šaknimis kito medžio, tai va dabar tampame kiekvienas medžiu. Ir kiekviena jūsų dalelytė esanti jumyse, tai yra protėvių šaknis. Jumyse skleidžiasi tos šaknis, bet jos neįtakoja jūsų. Jeigu jos užgęsta, sutrupa, tai joms atėjo laikas. Jos nebeturi galimybės jūsų naujoje sąmonėje, jūsų toje erdvėje, link kur jūs einat, ką jūs suvokiat, nebeturi jokių syvų jums paduoti, jokių to, kas būtų naudinga per jūs veikti. Ir tai savaime jisai sudūla, į šviesos dulkes pavirsta ir pamaitina tuos, kurie dar kartu eina. Ir labai aiškiai jaučiu ir matau, kad ateityje švis nebebus tokių kaip atskirimų, tu mano giminė, tu mano negiminė, visiškai nebus, absoliučiai. Kažkaip labai aiškiai gali būti pagal kryptis užduočių sudaromos tokios kaip šeimos. Ir šeima skaitysis ne tuo, kas mane pagimdė, nors ir dabar jau pastebėkit, tai yra, pagimdo vienas, užaugina kitas ir tas jau nebėra šeima, o giminės kanalo kraujas beprotiškai veikia, stabdo, blokuoja ir neleidžia tam, kuris užaugino su šviesia sąmonė, vesti tą žmogų. Šitas aš susiduriu labai dažnai savo šituose sesijose. O šiuo atveju viskas. Tai yra ta šeima, kuri šalia suduodama galimybę pagal sąmonės lygį, absoliučiai, ne pagal karmą ir sunkumus, o pagal sąmonės lygį. Mūsų erdvėj. Taip, dar kol kas eina veiksmai mūsų pasąmoniai, mūsų galvoj ir sąmoniai. Kaip ateina tėvas absoliutas, ir išskleidžia didžiulį tinklą. Jis yra ne materinis, jis yra toks kaip holograminis, pro kurį galiu prakišti ranką, prisitaikantis iš karto. Tiesiog mintimis galite ir sakyti, atsiveriu savo asmeniniam augimui. Ir čia ir dabar susijungiu su savo sielos šeima.
Taip, dabar, kas turit vaikų, tiesiog pajauskit savo vaikus, todėl kad stovi priekyje mūsų vaikai. Ir tiesiog pas juos keičia, ne tiek keičia, kiek suteikia galimybę įsižiebti tam, apie ką mes kalbam. Jie yra atsinešę visą tai, mūsų vaikai. Jie visi yra atsinešę tas galimybės. Ir mes tai turim. Jeigu tai būtų pavykę padaryti su mūsų tėvais, pas mus jau būtų tas dalykas. Va, labai gerai. Analogiška situacija vyksta mūsų vaikuose. Ir va dabar atsiveria kanalas, platėja tas, kur siaurėja. Mes esame tokioj, sakyčiau, uždaroj, visiškai kitoj erdvėj, mes esame ne šitoj erdvėj, to, kad ta erdvė senoji. Kad mūsų kolektyvinė sąmonė neveiktų, mes esame patalpinti į visiškai kitą erdvę. Ir štai dabar atsiveria kanalas ir visus iš mūsų einančius srautus, kurie yra sujungti su mūsų dalelytėmis, su mūsų molekulėmis, su genų ląstelėmis, vyksta, eina tokie siūleliai, sąsajos, gal punktyrai, kaip čia pasakyti, gali būti ir dulkių pavidalu. Ir yra nukreipiame į tą naująją kolektyvinę sąmonę, kuri pradeda kurtis jau. Šita galimybė apie giminės kanalus yra integruojama į naująją kolektyvinę sąmonę. Aš supratau, kodėl man tiksėjo, kad reikia padaryti, todėl kad turi būti grupė žmonių, per kuriuos tai būtų galima padaryti. Kuo daugiau sąmonių sužino, tuo plačiau pasklinda informacinėme lauke šitos vibracijos. Ir kada pasklinda informacija energetinėme lauke, pasklinda galimybės tam vykti. Va taip po truputėlį šviesos jėgos griauna tą stagnaciją sukurtą čia žemėje. Labai stipriai naudojo giminės kanalą, karmo atidirbimą, blokus ir taip toliau, juodieji. Kadangi neįmanoma yra to panaikinti, tai nusprendė sukurti alternatyvą kaip galimybę ir paskleisti. Čia lygiai tas pats, kai virusas yra paskleidžiamas. Virusas gali būti ir geras, ir blogas, ar ne? Kaip apsauga gali būti kažkokia tai. Tai čia lygiai tas pats įdėjo į tą širšalinę ir jis pradeda savo gyvenimą, viskas. Tai va dabar ši programa per mus pradeda savo gyvenimą. O mums tai yra be galo didžiulė galimybė šioje vietoje. Ir taip, žinokit, taip stipriai kinta mūsų genai ląstelėse, juose esanti informacija, be galo kinta, be galo. Mes esam nešiotojai tos
naujos programos, kuri prasideda. Vėlgi sakau, lieka mūsų tėvai, mūsų seneliai, lieka pagalba giminės kanalų, išlieka jausmai, tie, kurie buvo, viskas išlieka, bet fiziniai plotmėj, bet mūsų sąmonėje atsiveria be galo didelės galimybės. Aš visada jaučiau, kad aš esu pasaulio pilietis. Nu, aš nejaučiu, kad mane kažkas ribotų, kad aš kažkam priklausyčiau. Kaip ir su religija, ar ne? Nebesam kažkokie krikščionys ar tik budistai. Aš esu viskas viename. Aš neturiu ribų su nieko. Aš galėčiau su visais eiti. Plačiai. Va čia šitoj lygiai tas pats. Absoliučiai lygiai tas pats. Ir ta sąsaja giminės kanale lieka išjautiminė tokia, sakyčiau, tam, kad paskleistumėmės tai. Bet kada aš žiūrėsiu į akis savo mamai, ten pusseserei, tetai, aš žinosiu, kad viskas, aš nebesu tame, aš esu virš to ir aš taip galiu padėti jiems. Nebesam šiknom sujungtos, aš galiu atsisukti ir pasakyti, hei, jeigu šitą geriau, ne ana. Tai dabar eina labai energija stipri, paduoda tėvas absoliutas. Oi, tokia riebi, gali būti sunkiai, gali pajausti sunkumą, plėtimąsi, pilnumą. Mes taip jaustis galim. Iš tikrųjų, todėl, kad neatlaiko tos, iš tikrųjų energija yra tokia subtili ir lengva, bet mes ją jaučiam taip sunkiai, nes neatitinka vibracijos, todėl mes tą sunkumą jaučiam. Iš kuo aukštesnis lygmuo, tuo mažiau jaučiasi energija. Galite ir nieko nejausti. Bet jeigu neatitinka vibracijos, tai mes stipriai jaučiam. Kūnai turi būti pralaidūs tam, kad praleisti aukštų vibracijų. Bet kas jaučiate dažnai kažkokius tai skausmus, spazmus ir taip toliau, tai reiškia, kad kūnas nėra pasiruošęs praleisti aukštas vibracijas, jums tiesiog per aukštos vibracijos yra. Tada jau reikia persižiūrėti savo mintis, būtent mintis, kokiomis mintimis aš vis gyvenu. Neigimo, kad nebūtų ir taip toliau, tai susitaikyti, priimti tai. Vat kaip jau sakiau, didžioji dalis žmonių dabar kenčia nuo psichosomatikos. Ir realiai skausmai tai realūs, aš viską suvokiu, suprantu, bet reikia nepasiduoti tam, reikia perprogramuoti. Taip, ir labai aiškiai dabar atskiria mus nuo žemesnio lygmens, mes kylam kiekvienas į savo aukštesnės sąmonės erdvę. Ir čia labai aiškiai parodo, kaip
kuriama ateities arba aš taip jaučiu galvos nugarinę dalį, todėl kad eina toks srautas informacijos, patalpina į jūs, kiekvieną, begalės didelis srautą informacijos, jums reikalingos jūsų ateityje. Tai, kas jaučiasi, kaip bendrauti ar ne su tėvais, kai jiems pagalbą suteikti, fizinę pagalbą, psichologinę pagalbą, tai yra iš meilės. Bet ateityje tokią meilę, kokią mes jaučiam savo tėvams, tas giminiai labai aiškiai parodo, bus kiekvienam. Taip ir turi būti, neturi likti vertesnio už kažkokį kitą žmogų. Tiesiog dabar labai aiškiai parodo, kada jūs bendrausit su savo sesėmis ar ne, ten dar tėvais esančiais, ten mamomis. Labai pagaukit savyje esantį jausmą, koks tai yra jausmas. Tai žinokit, arba jeigu mes bendraujam su vaikais ir jiems jaučiam tam tikrus irgi jausmus, emocijas, tai skirtumo, kaip atrodo, nebebus ateityje, o su kiekvienu aš taip jausiuosi ir bendrausiu, su kiekvienu, tiesiog tai įvyks. Šito tai yra tiesiog prasidėjęs procesas ir tai atsitiks kažkada. Dabar, aš savo įsivaizduoti, to nėra reikalo mums, kol to neatsitiko. Nieko mes nepritempsim. Bet kam neramu, kad ten tėvai kažkokie, tai dar kažkas, vaikai neturės palaikymo iš mūsų, tai patikėkit, viskas atvirkščiai. Ir jie turės ne tik, kad mūsų palaikymą, jie turės per mus pačio kūrėjo palaikymą, be galo didžiulį. Tik šiuo atveju ir aš į savo mamą, kai žiūriu, į savo sūnų, kai žiūriu, irgi didelis, aš leidžiu jiems klysti ir man mane absoliučiai neskauda. Visiškai, aš žinau, kad žmogus turi pasiimti tai, ką nori, bet čia yra ta kokybė, aš jaučiu, apie ką jie kalba, matyt, nebereikalo, mes prieš tai apie tai pakalbėjom, tai taip ir vyksta viskas. Mes turim atsilaisvinti nuo to, kad nebe kentėti už kitą. Mes neturime kentėti už kitą. O tuo pačiu mes turime leisti sielai sąmonėti ir pasirinkti tai, ką jiems reikia. Jeigu žmogus susirgo, mano mama nemėgsta vaikščioti, nevėlai namisėda yra prie teliko tik sėdi, bet skauda viskas, jai atrodo. Laužia nugarą, vaikščioti negali. Ir aš jaučiu, kad žmogus yra tam pasirinkęs. Mes tik pašmėkštaujame, šią per dantį patraukiu. Aš susitaikiu su to jau, kaip bus, tai bus. Tai va čia prasideda plėtimasis, va čia prasideda, užsidega su tuo, kiekviena mūsų tos tinklainės klėtelė aktyvuojasi. Kada aktyvuojasi pas mus, aktyvuojasi tenais. Dabar, kada pakėlė mus į aukštesnį sąmonės lygmenį, labai aiškiai rodo, kaip tai turės būti. Per toleranciją, per pagarbą pasirinkimo sielos. Ir su tuo, ką rodo, labai aiškiai mūsų sąmonėse atkabinėja psichikoje esančius tokius irgi sąsajas, kad reikia, galiu, nes sunkiausia kentės psichika. Ta prasme, jei vis atrodys, kad jinai privalo, reikia, turim, kitaip negalima ir taip toliau, ir taip toliau. Nieko nereikia, nieko neprivalom ir nieko mums nereikia savęs versti kažką daryti. Mums reikia suvokti, užjausti ir leisti gyventi. Ir priimti
tai, kas yra. Jau matot, kaip neįmanoma jaunimui įpiršti savo nuomonės. Ir senam irgi nebeįmanoma. Ir kaip mes nenorim priimti to. Norim savo patirčių. Tai va čia dabar labai aiškiai vyksta vyksmas ir atkabinėja pačią psichiką. Ko patys tikrai nepadarytumėm. Ir labai aiškiai, jeigu praeitą kartą mus atjungia nuo medžio pačio, tai šiuo atveju aktyvuoja mumyse, mūsų tinklainėje, tai yra sąmonėje tų žemųjų kūnų, ten, kada mes išeinam, nebėra tų visų dalykų, jeigu į aukštesnį lygmenį mūsų sąmonės, visa tai lieka mūsų žemuosiuose kūnuose. Žemieji kūnai, mes su jais kūnijamės ne tik šioje planetoje, mes kūnijamės begaliai planetų, bet kiekvieną kartą su tai žemaisiais kūnais įsijungia kitos programos, tai yra priderinamos prie tos žemės vibracijų plano ir principų visų, nes kiekvienoje planetoje yra kitokie principai, bet tas kūno sąmonės jos tarnauja, nors gal aš ir netiesą sakau, dabar kalbu ir nejaučiu palaikymą iš to. Vis tik ne, reiškia, tų planetų yra labai skirtingų lygmenų materijos, bet tos materijos ir plano, kurį praeina mūsų Žemė, yra daug planetų, kurios praeina panašų principą. Tai vat šitos programos, jos kaip ir išlieka galimybės. Tai va dabar, kiek mes kūnysimės čia, tai mes turėsime savo kūnų žemųjų informaciniam lauke absoliučiai naują tinklą. Ir kūnytis su tuo tinklu į praeitį, aš taip sakyčiau, nes mes galim kūnytis bet kuriam savo etape evoliucijos ir į praeitį, ir į ateitį. Mes jau visur, kaip sakiau, esam buvę. Ir dar būsim nuo mūsų pasirinkimo. Jums kaip ir nebebus prasmės kūnytis į praeitį. Ir jeigu prisimsi tokį norą kūnytis į praeitį, tai reiškia įnešti naujovę. Tai jau iš karto aišku, senovėje įnešti naujovę, tai yra neatitikimas, yra sunkumai, yra kova, yra gyvenimas toks audringas. Aš nejaučiu, kad aš besikūnysiu į praeitį, aš nebent ten nukeliausiu su tam tikrais tikslais tada, kada galėsiu dematerializuoti savo kūną ir surinkti. Aš nematau prasmės jau rinkti patirtį be atminties. Ir manau, kad jūs lygiai taip pat. Ir dabar yra pas mūsų vietuose kūnuose aktyvuojamas absoliučiai naujas tinklas, kuriame vien tik giminė, tai yra per siaura kryptis visiškai. Tampa visas visatos sielos kaip viena didelė šeima. Įsivaizduokit, koks didžiulis mūsų potencialas į ten, kur mes einam. Ir pirmiausia, tai yra pasėta sėklelė sąmonėje. Taip, ir labai įdomiai rodo, kada jisai nėra tinklas, pavyzdžiui, tik mentaliniam, emociniam, fiziniam kūnui ar ne, eteriniam, tai nėra, tai yra vienas bendras, didžiulis. Ir dar vienas, maža to, mes visi tampame giminėmis. Toks jausmas. Todėl, kad mūsų tinklai nesusijungia. Labai aiškiai. Ir jeigu paimtumėm žolės kuokštelį, kartais rauni žolės kuokštą ir išsirauna, ar ne, ten aplinkui, jame yra dar daug visokiausių žolyčių, tame kuokšte kitokio pobūdžio.
Tai čia lygiai tas pats, ant kiek mes susijungiam skirtingais. Ir nuo dabar kokia mūsų atsakomybė kurti savo gyvenimo dėsnius. Aišku, remiantis ir principus, remiantis visatos dėsniais ir principais. Šios visatos žemės, kurioje mes gyvenam, visiškai naujus. Ir netenka prasmės jokie šablonai, kurie ėjo iki šiol. Mes tampame tokie suverenios būtybės, kada mūsų nebeįtakoja niekas, absoliučiai. Oi, kaip apsisuko galva. Labai gerai. Atrodo, kad buvom susirišę per galvą juostelę, kad plaukus laikytų, kad, nežinau, prilaikytų, ką nors ištemptų odą. Patraukė ir kai viskas pasikeitė absoliučiai. Formos jūsų keičiasi netgi. Laisvė. O čia jaučiasi laisvė. Lieka žmogiška meilė. Netgi sakyčiau, tai labiau besąlyginė, ne tik kad žmogiška gal, bet ir žmogiškas rūpestis artimu. Ir vis labiau pajausit, kaip rūpinuosi ne tik savo vaiku, bet ir jo draugu. Ne tik ten savo mama, bet ir kaimynė šalia mamos. Be galo plečiasi plius širdies čakra pas kiekvieną. Ir visas dėmesys yra sutelktas į tą mūsų tinklą, kai aš jaučiu kaip kraujagyslėse. Aš jos matau kaip kraujagyslės, kur susikirtimo taške jos tiesiog turi dar ir šakneles apačioj. Tinklainė tokia susiraizgiusi gražiai ir chaotiškai pulsuojanti. Ir vis laikas nuo laiko kažkur aktyvuojasi, sužybsi. Labai dar daug yra nedegančių, dar labai nedaug yra užsidegusių tų plėtelių, koriukų. Ir kaip sakiau, jos užsidegs palaipsniui. Dar kartą primenu, nes labai aiškiai matosi, kad protėviai jau yra ne už jūsų, o jumyse. Tik tikrai ne su visais bus galima susijungti, todėl kad nebereikia tų vibracijų, nebėra. Jiems tai yra protėviams pati didžiausia dovana, tai, kas dabar įvyko. Todėl, kad didžioji dalis karmos ir pas juos pasileidžia. Pas juos belieka tik asmeninė karma. Įsivaizduokit, su tokiu procesu, tai čia ne tik mūsų mano asmeniškai giminės karma atsilaisvina su mano giminė. Ta prasme, man, kas mano erdvėje.
bet visiems nebeveikia ta giminės karma, apie ką aš kalbu. Ta prasme, visiems tai net tiem žmonėms, kurie yra įsikūnyjime, o tiem toms sieloms, kurios nėra įsikūnyjime. Jų keičiasi planavimas kūnyjimuose. Absoliučiai keičiasi. Jie labiau žiūrės savo asmeninio noro ir karmos, ką reikia atidirbti. O mes visiškai atsilaisvinam nuo giminės karmos. Kartoju, nuo giminės karmos. Ne nuo savo asmeninės, bet nuo giminės karmos. Ji mūsų nebeįtakoja niekaip. Jeigu kažkas atsitinka, mes nebegalime kaltinti giminės karmos niekaip. O atsikartojimai gali vykti, nebent aš nesąmoningai veikiu. Tai kaip rodiklis. Kad aš tiesiog automatiškai kartoju tai, kas mano erdvėje yra. Reiškia, aš nesusitvarkęs dar su savo erdve, kas yra aktyvavęsi pas mane. Taip, dabar labai aiškiai jaučiu kažkodėl naujosios žemės, tos tokios, būtent ten giliai viduj, kur žemė kaupia savo potencialą, kitokią vibraciją, kurią negali stipriai perleisti dar per žmoniją, nes labai stipriai sujudėtų, labai suaktyvino ir į tą mūsų erdvę bendrąją sukurtą leidžia energijas. O jos teka per mus. Ir vėlgi sujudindama kitokį potencialą mumise energetinį. Tai va čia, ką mes galime, tai mes galime kiekvienai manyje esančiai klėteliai, sielai iš savo giminės kanalo sąmoningai pasidžiaugti už jas, nukreipti dėmesį į jas ir padėti toms sieloms pajausti vykstantį procesą, todėl kad jos dabar dalyvauja visame tame procese, todėl kad tai yra manyje, kiekviena atskirai asmeniškai ir kiekvienai klius sielai tiek, kiek jai reikia, kas užsidegę yra, reiškiasi, tos klėtelės, tos vibruoja mano vibracijomis. Ir jos gali paimti tų energijų. Dabar kiekviena mano patirtis tiesiogiai persiduoda kiekvienai sielai, be iškreipimo mano filtrų, be iškreipimo giminės kanalų sunkumo, blokų buvusių joje ir taip toliau, viskas. Kiekviena siela pasiima tų vibracijų. Nes vat iš žemės eina ir aš labai aiškiai jaučiu tas sielas. Bet šiuo atveju aš labai stipriai jaučiu netgi tas sielas, kurias aš mylėjau, bet jie nebuvo mano kraujo giminė, buvo giminė iš pirmo vyro. Tėvas, mano dabartinis uošvis amžinatilsį, aš net juos tame jaučiu, įsivaizduojat. Ir aš kažkaip tai jaučiu juos kaip giminės, aš juos seniai jaučiau kaip giminės. Ir šiuo atveju jie išėjo ir jie gauna tai. Tai jau nebesirenka, pajauskit, ir tai gali būti, kas jums yra artima, išėję, ne giminė, bet lygiai taip pat gali pasiimti tas energijas, kurios eina per mus. Oho, čia tai dovana. Taip dar aktyvinasi. Duokim visiems tas daleles, kurios ateina, nes mes tampam kaip tinklas. Ir iš tikrųjų net nesuvokiam, kas aktyvuojasi, nes mes susijungiam vienas su kitu. Įsivaizduokit, nuo mūsų susijungia dar N, tai kas yra mūsų
tinkle, kaip giminė, imkim, nuo jų dar, ir taip eina sluoksniais, erdvėj, tai grožis neišpasakytas yra šviesos tinklų ir jų aktyvacijų, ir jie eina tokiais kaip kupolais, vienas virš kitą, vienas kitą perpindami, papildydami, kadangi ne materinis, tai nestatiškas, vat kad ir lapeliais, šakomis jau būdavo gražu, ar ne, jos gali ten košti, bet tai sudarydavo džiunglės, nes tai yra medis. O šiuo atveju tinklas ir dar holograminis, tai jisai absoliučiai niekur neužkliudo, nėra galimybės pastrikti, susivelti jam, užstoti kažką, nėra jokios galimybės. Taip tik įeina vienas į kitą. Taip labai vaizdžiai ir paprastai suteikia galimybę mums šviesos aukščiausiosios jėgos suvokti procesą, kas vyksta. Ir nuo tos žinios, pastebėkit, mūsų sąmonėse, didžiulis pokytis vyksta. Labai tas suvokimas, priėmimas, tikėjimas, požiūris nuo to be galo stipriai keičiasi vėlgi. Lūkesčiai atkrenta vėlgi, baimės kažkokios ir taip toliau. Pokytis privalo įvykti ir jūsų sąmonėse būtinai. Nesikabinam nelaukiam, kad kažkas turi pakisti giminės kanale. Niekas ten neturi pakisti. Aš kintu. Viskas. Nuo manęs pokytis vyksta, ne kažkur už mano nugaros. Nuo manęs į ateitį. Aš kuriu nuo šios akimirkos. Viskas. Praeitis liko praeitis. Dabar aš viską nešuosi savyje. Ir už nieką nebesu atsakinga. Viskas. Einu savo gyvenimo keliu ir tai, kas vibruoja manyje ir kas sugeba iš manęs tai pasiimti, tas pasiimu. Kas nesugeba, valio, jam nepakeliui. Paleidžiu jį ir leidžiu gyventi taip, kaip nori. Ir aš apie tai kalbėdama turiu omenyje jūsų vidų. Viskas vyksta jūsų viduj, ne aplink jūs išoriai, o jūsų viduj. Nes visos sielos yra mumyse, mūsų tinklainėje. Jos neturi jokios galimybės mus pažeisti, sustabdyti, įplėšti kažką. Šansų nėra to. Ten nebėra tos materijos. Ir dar kartoju, nuo to, kas vyksta, tiesiog negali būti blogai fiziniam kūnui. Jeigu kils mintis, kad gal čia nuo to man skauda, nuo to man spaudžia arba man sunku, ne nuo to. Kitas dalykas, tai yra vibracijų skirtumas. Sunku priimti tą tiesą. Protas sako, gerai, priimu, bet tai tik protas priima. Dalelytės tos kitos, jos nepriima, jos nesutinka, joms gal sunku. Čia gali būti visa bėda. Tai reiškia, aš nesusitvarkęs savo kiemo esu. Tai čia neinu ir tvarkausi ir viskas. Nekreipiu į tai dėmesį galų gale. Žinau, kad tai yra tiesa, dėl to, kad aš to noriu, aš einu tai į priekį su visata, su tėvu absoliutu ir viskas. Ir palaipsniui nebeduosit tam dėmesio ir viskas pasikeis absoliučiai. O dar geriau tai pratinti kūną, nežinau, prie kvėpavimo, prie tam tikrų galų gale kriya joga yra tam. Čia jau yra mano pačios patikrintas dalykas. Visi skausmai pasišalina, nes atsidaro energetiniai kanalai. Arba kiti jūsų būdai priimtini jums. Kas taip pat padeda paleisti senas programas, kurios yra pastrigusios. Aš turiu omeny, jeigu programų ir nebėra, bet mes automatiškai dar prie jų ryšamės. Reiškia, automatiškai kartojasi tam tikri veiksmai. Tai yra dienos eigoje, apie ką galvoju, kaip aš galvoju, po to veiksmai kažkokie, kurie taip pat sukelia tam tikrus prisiminimus, mintis, jų seka ir taip toliau. Tai turi kisti. Turi likti ne piktinimasis, o analizė. Tik tai analizė. Kai kalbam apie kažką labai plačiai ir globaliai iš tikro dirba, štai nėra tokių asmeninių
asmeninės informacijos, nors ir taip jos buvo gana daug. Taip, supratau, ir visa tai yra tvirtinama į mūsų šviesos kūnus. Va, kodėl mus pakėlė. Visa ta holograma yra tvirtinama mūsų besikūrenčiose kitose sąmonėse, besiaktyvuojančiuose. Taip, ir vėl ateina Jėzus. Be galo didelis jautrumas jame, nes jis skleidžia tokį dėkingumą mums. Jis sako, kad jūs žinotumėt, koks tai yra svarbus žingsnis ir gimimas to naujojo pasaulio, kaip tai yra svarbu pačiai žmonijai ir asmeniškai sielai, sielos sąmonės augimui be galo. Didžiulis šuolis, netgi ne žingsnis, į visai kitos kokybės sąmonės suvokimą. Visiškai. Kada tampa šeima nebe ne atskiras klanas, o visa žmonija. Taip sako, iki tol ateiti dar turės daug laiko praeiti, labai daug, ne 100 metų. Bet tikimės, kad ta pradėta pradžia vis daugiau įgaus žmonių energetikoje atgarsį, atpažinimą, priėmimą. Todėl, kad labai daug žmonių dabar vertina kitą žmogų ne kaip kažkokį tai priedą, o kaip savą. Labai daug atjautos. Va čia yra mūsų tikslas parodyti, kaip danguje, taip ir ant žemės. Todėl, kad pas mus šitoje jūsų namuose, iš kurios erdvės mes kalbame, nėra atskirtumo. Mes esam viena didžiulė bendra šeima, tai yra kūrėjo vaikai. Ir čia ta harmonija ir vyksmas, kuris vyksta, jis neturi negatyvaus atspalvio. Ir taip pat planetų, kurios yra jau praėjusios šitą kelią, kaip jūsų planetos, kitose planetose, civilizacijose, pas jas taip pat nebėra šeimų, už tai vaikų susilaukiama jau ne tokiais būdais, pas jūs irgi kis vaikų susilaukimo pats mechanizmas, nebebus prasmės šitam procesui, nes tai yra kitokio pobūdžio žmonijos ateitis, susilaukti, netgi pakeisiu, sako žodį, susilaukti į žodį priimti į savo sąjungą naują sielą, tai bus kaip vaikas, ją globoti ir auginti yra didžiulė atsakomybė ateityje. Tai vyks visiškai kitais kriterijais.
Aš kalbu apie procesus, kurie vyks toli, toli ateityje, bet jiems pasėti dabar sėklą, tvirtintis yra pats laikas ir jūsų sąmonės. Aš jums labai dėkoju už šias 3 savaitės, per kurias mes labai galėjom padėti tokiam kiekiui giminės kanalų, didžiuliam kiekiui. Ir per jūs sukurti tą naująją galimybę gimti tokiam pasauliui, negimti, o realizuotis tokiam pasauliui, kuris yra visiškai arti kūrėjo vibracijų, kada nelieka atskirtumo tarp sielų, kada siela yra branginama ir vertinama taip, kaip savas vaikas. Ir patikėkit, kokios galimybės jums atsiveria kūrybos prasme, patyrimų prasme, didžiulės galimybės. Ir labai noriu, kad jūs šitas galimybės jau dabar įsileistumėte kad jūs šitas galimybės jau dabar įsileistumėte į savo sąmonę, kad jūs dabar jau pradėtumėte leisti sau daug daugiau. Tik nuo jūsų leidimo sau savo gyvenime to, kas jums atrodo negalima, įsileisite tą tėkmę, kuri sugriaus jūsų senąjį mąstymą ir senus stereotipus jūsų gyvenimo, fizinėme gyvenime. Veikite, klausykite savo minčių, darykite, kas ateina į jūsų mintis, nes tik taip galim per jūs veikti. Nestabdykite tų veiksmų, kurie ateina į jūsų galvą, kad ir patys paprasčiausi. Matysite, kaip išlaisvės jūsų fizinė erdvė, jūsų materinė erdvė, jūsų materinės galimybės, kaip stipriai prasiplės vien to, kad jūs leisite savo veikti. Kitaip nesugrius jūsų senosios programos, kurios jūs laiko jūsų pačių gniaužtuose. Aš tiesiog daviau impulsą ir leidau į jūsų erdvės tos energijos, tos jėgos, kuri padėtų jums išlaužti tas ribas, kurias esat patys savo pasistatę. Kiekvienam asmeniškai tai yra dovana nuo manęs už šį procesą, kurį leidot per jūs sukurti. Mes, šviesos šeima, esam be galo jums dėkingi.
Ir nuo šios akimirkos tegul kinta jūsų gyvenimas pagal jūsų dabar pakitusią sąmonę. Taip, dabar mes po truputėlį leidžiame esam į savo kūnus. Leidžiamės, 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 leidžiamės. Taip, kūnai plečiasi. Ten irgi neliko jas siaurus, nes jaučiu, kaip ne visi gali grįžti. Kūnai prasiplečia, kad būtų galima sugrįžti, nes mūsų, tos ląstelės, ląstelytės, kaip buvo, tai lastos dabar tokios, tokios jos didžiulės, palyginti, kai pradėjom leistis. Pagal tą fizinę plotmę, kurią leidžiamės. Taip, nusileidžiame į kūnus. Ausyse spengia. Labai švelniai čia yra paleidžiamas sukurta erdvė, ta erdvė liko tenai, mes bet kada ten galim nueiti, tai yra sąsaja, kanalas, su kuriuo mes esam viskas jau sujungti visam laikui, su tomis galimybėmis. Ir grįžtu į save. Tiesiog mintimis galim padėkoti. Padėkokim savo protėviams už šią galimybę, kuri čia ir dabar įvyko. Padėkokim ir pačiai giminės medžio programai, kuri mus palaikė, tiems kanalams, kurie veikia mūsų erdvėje. Jie dar iki šiol po truputėlį veiks, bet nebeturės įtakos mums. Kanalai išlieka, energetinė tėkmė išlieka, bet nebeturi įtakos jie mums. Dar kas dirbs su jumis gali matyti tos kanalus, bet įtakos jie jums nebeturi, kartoju. Kad padėkojame ir giminės kanalams, jų sąmonėms, kurios po truputėlį atsitrauks. Primenu, tai nereiškia, kad nebėra viskas, pas mane nieko nebėra, jokių kanalų. Taip nebūna, taip iš karto nenusitraukia, viskas vyksta labai harmoningai. Labai dėkoju visom sielom esančiom šituose kanaluose, visiems protėviams, dalyvavusiems ir dalyvausiantiems kitokioj struktūrai, kitokiom formate mano gyvenime. Pajauskim juos net savyje dabar. Iškart kokia pilnatvė, ramybė ateina. Tikrai gali savyje pajausti daug daugiau jums mylimų sielų, nei kad giminė. Kraujo. Dėkojam angelams, sargam, dvasiniams vedliams, šviesos būtybėms. Dėkojam sąmonės globėjams ir tiems, kurie dalyvauja mūsų gyvenimuose vienokia ar kitokia forma, bendradarbiauja ir padeda mums veikti, gyventi, augti. Ačiū mano sielai, kad klausausi jos, kad veda mane, kad jungiasi su manim, kad padeda man. Ačiū savo ir visiems mano kūnams. Ir, aišku, ypatingas ačiū mūsų fiziniams kūnams, kuris tarnauja mums ir leidžia šitą jėgą sukurti. Pajaučiu savo fizinį kūną, sugniaužiu rankas, duodu savo impulsą, kiekvieną kertelę kūno
Ir po truputėlį grįžinėju. Grįžinėju.